Nu tai sveiki ir vėl aš. Jo, tai kažkas rašė nuvažiuok prie Kriaučiaus akmens. Tai šiandien jau dėsim prie akmenuko. Pro šalį dar užsuksim prie partizanų memorialą. Tada nuvažiuosim iki Ariogalos. Ten gal kokį bunkeriuką, ten lyg yra kažkur. Nu pažiūrėsim važiuojant, jo. Gal dar kur užsuksim, nežinia. Ir be to, dabar aš einu Kelmės dvaro parku. Pažiūrėkit, koks grožis. O jo, tai čia Kelmės dvaras. Matau, čia statybos vyksta kažkas. Gal ir neblogai. Liuks. Kelmės dvaras liuks. Ar čia toks medis neblogas? Dičkis. Gerai. Ai, čia pavadinimas Kelmės dvaro sodyba rašo. Na tai kan. Tai judam į tą Kriaučiaus akmenį. Žiūrėsim, ar ten tas akmuo didesnis negu kur buvom pirmam video. Kas nematė pirmo išėjimo video, tai va čia va kamputį. Ar čia? Kažkuriam iš tų pusių kamputį. Aišku, tas akmuo nėra pats didžiausias Lietuvoje. Bet, kaip vienas komentatorius sakė, kad jis didesnis negu praeitas, kur buvom tikriausiai. O jeigu norėtumėt, kad nuvažiuočiau prie pačio didžiausio akmens Lietuvoje, parašykite į komentarus. Lauksiu. Dar čia yra ir muziejus. Bet tikriausiai jį mums užeiti nepavyks. Ja. Užrakinta. Iki Kriaučiaus akmens mums viso labo tik 20 km. Nu ką, nebetoli esam, keli šimtai metrų. Prasidėjo toks keliukas. Bet čia jau kažkur šalia. O, jau iš tolo matau akmenėlį. Na tai ką, atvažiavom prie to akmens. Nu jo, didesnis nei kur buvau. Tikrai didesnis. Kriaučiaus akmuo. Kriaučiaus akmuo aukštis 4 metrai, ilgis 7,84 ir plotis 7,65. O toks akmenėlis prieš mane. Net viršaus nesimato. Opa. Va čia tai dydis akmens. Čia mačiau yra kopėčias. Čia tikriausiai, kad užlipt galima būtų, ne? Dar apeinam. Iš kitos pusės. Na jo. Tai bandom užlipt dar. Ką jau čia? O, eik tu sau čia kaip aukštai. Toks tas akmuo. Liuks. Kažkaip reiktų nenusiknist į apačią. Opa. Nu kan žinau. Nu neblogs tas akmuo tikrai. Ir vieta irgi. Aplinkui laukai vėl. Visur. Gamtos paveldas, čia gamtos paveldas. Nu ką, galim važiuoti sekantį mūsų objektą. Į partizanų memorialą. Ja. Ja, aplinkui vien laukai. Bye bye.
iki Monrealo mums 10 km. Nu tai ką, atvykom prie tų partizanų Monrealo, mašinų yra biški. Ir biški paeiti yra kur paeiti, kiek laiptelių čia. Šiaip apylinkėse gyvenu, bet čia buvęs dar nesu. Tai visai įdomu pasižiūrėti, kaip čia kas. Šiaip čia visai aukštai. Ten pagrindinis va tas objektas. Einam ten. Na tai kan aš matau. Ar norit pamatyti? O koks. Ir aikštė didelė. Eik tu be, kai dydžiaus kart. Kai dydžiaus. Aš esu apstulbęs. Nesveika dydžiaus. Šitą užskaitau irgi. Užskaitau. Mažiau kalbų, daugiau važiuojam. Bet čia su dronai skraida aplink mane. Nu ką, dar ir bažnytėlė čia tokia. Čia yra varpai, dar kažkas. O. Ir jo, galim žygiuoti į mašiną. Tik pirmą reikia veikti kokį 100 laiptų. Bent jau ją pačią. Op. Nu ką, iki sekančio objekto mums 68 km. O ką galiu pasakyti apie šitą Monrealą, tai tikrai liuks. Užskaitau, tikrai užskaitau. Liuks. Tai sustojau iki Circle K. Einam pasim kažką pagreužt greit. Ir judam. Pasiėmiau biškį pakramtyt. Nu tai sveiki, Ariogališkiai. O, koks pastatas čia. Gerai, artėju prie partizanų vadavietės. Bet čia jau nejauku darosi. Kad ir kaip čia nejauku, bet atvykom. Daugeliškių miško bunkerio istorija. Čia kaip nejaukiai atrodo. Nu ką, bandom pasivaikščiot. Kaži čia daug eit, nedaug, nežinau. O, miškas, aplinkui tik miškas. Kažką priėjom. Nejaukumo momentai čia. Čia gal nelabai matas, bet rašo bunkeris. Blemba, čia kaip stotų. Ir čia tikriausiai yra tas bunkeris. Lipam? Aišku, lipam. Vėl nepasiėmiau prožektoriaus. Nežinau, kaip čia matysis. Bet čia suršlapė. Tai čia Negodovo
Partizanai. Daiktų nieko nėra. Kelmas likęs. Ir tiek. Baisu čia. Oi, šlapia drėgna. Nu, fainai. Ką aš galiu pasakyti? Čia bunkeris. Čia va, tikriausiai kvėpavimui. Grynųjų orui paduoti. Ir jie. Čia daugiau, man atrodo, galim čia biškį paeit. Man atrodo, daugiau čia nieko gero nėra. Bliam, biškį šlapia visur. Toks tas bunkeriukas. Laisvės kovos sąjūdžio signatarų pažintinis takas. Jeigu norit pasivaikščiot, atvažiuokit čia. Čia antro yra nemažai praseit. Bet aš jau tingiu eiti šiandien. Man užteks bunkeriuko. Pasitaikė visai gerą dieną. Šilta. Gal labiau karšta. Batai visi mulini. Nieko. Svarbu aplankėm. Išausmas sausainiuką. Giros. Ar užskaitau šitą bunkeriuką? Užskaitau. Liuks. Miške. Miško glūduma. Neblogai, neblogai. Grįžau prie mašinos. Ir ko, jūs nepatikėsit. Skrusdėlins koks. Čia skrusdėlins tokia dydžiaus. Oi, tu sau. Ui, jau ant manęs laipiai. Nu jo, ir batai mano nepadėkos. Ką jau padarys? Nieko nepadarys. Nu tai ką? Šaunam su įsiniuku, geros. Ui. Sveikata. Geri sausiniukai. Ir aš čia girdžiu, kaip elektra vaikšto. Nežinau, jūs girdit. Galim judėti čia. Čia labai nejauku. Miško glūduma. Pasilinkiau su žmonėm. Aiškiai yra, kad čia važiuoja. Yra. Nepatikėsi, dar vienas. Dar vienas. Skrusdėlynas. Nu tai kon. Aplankėm memorialą, aplankėm akmenį Kriaučiaus. Aplankėm partizanų vadavietę, plius bunkeriukas. Tai jeigu patiko video, paspausk like, paprenumeruok, pasidalink su draugais ir lauk sekančių video. Ir sakau jums iki kito karto. Jop.